Malonu matyti čia, mūsų šventėje, audringesnės ovacijas, mili bičiuliai. Ne veltui yra toksai geras posakis. Sako, garbė tam, kam jinai priklauso. Profesorius Vytautas Landsbergis. Sveiki, sesės ir broliai, sąskrydžio dalyviai. Graži diena, visi nusiteikę linksmai, tai yra gerai. Nusiteikę optimistiškai, tai yra dar geriau. Ir turime būti nusiteikę ne tik atostogoms, nes mūsų laukia labai dideli ir svarbus darbai ir išmėginimai. Man turbūt teks kalbėti, ten yra tokia pašiūrė, palapinė, seminaras politinis bus, tai aš kai kurios dalykus padėstysiu ir padiskutuosim, bet vieną kitą noriu pasakyti ir čia dabar visiems girdint. Kaip aš matau mūsų išmėginimus. Jeigu tik tai laikraščius skaitytumėm ir televiziją žiūrėtumėm, tai atrodo, kad Tėvynei Sąjungai beveik niekas daugiau nerūpi, kaip tik tai biudžetas. Ir tai svarbus dalykas. Per biudžetą galima ir gauti smūgių, gali susvyruoti ir vyriausybės, gali susvyruoti valstybės stabilumas arba jos pasirinktas kelias, gali būti. Bet aš matau daug platesnį klausimų ratą ir tai klausimai, už kurios Tėvynės Sąjunga yra atsakinga. Taip atsitiko, kad mes dabar jungtinė didelė partija Sąjūdžio Lietuvos išsilaisvinimo idėjos ir Baltijos kelio žygiotojai, negalime tik tai žiūrėti, kaip ten bus su to biudžetu, kas ten bus toliau, kiek kam pamažins, nepamažins, kaip išsisuksim, kai pinigų trūksta, o išmokėti reikia, yra prižadėta, yra pasakyta avansų dar anos vyriausybės, po metų jūs gausite tiek ir tiek, gal už mus dar pabalsuokit. Nepabalsavo, bet tie pažadai likę ir, žinoma, dabartinė vyriausybė turi problemų, bet mes susmulkėtume. Labai gerai, kad partijos pirmininkas ir premjeras dabar draugauja su Latvijos ir Estijos premjerais, jie parodys Baltijos solidarumą, kuris tęsiasi, bent jau Baltijos kelio minėjimo proga. Rytoj bus daug gražių minėjimų ir apskritai jau vyksta, skrenda mūsų lakūnai, pilotai ir važiuoja žmonės arba jau kraunasi daiktus rytdienos kelionė į Baltijos kelią. Kaip aš girdžiu, iš daug kur jau nauji, tada ne tik nestovėję, bet gal dar negimę, tada Lietuvos piliečiai veržėsi ir nori pamatyti tas vietas, kurių tėvai ir seneliai stovėjo, už rankų susiėmę ir skelbė pasauliui, gana, mes norim kitokio gyvenimo, mes norim būti laisvai. Ir tai buvo didelis dalykas. Ir kai jeigu mes jį taip iš tos dvasinės pusės pajuntam vėl ir pagaunam, tai pagauna ir jaunimas. Ir tada bus ta Baltijos kelio estafetė, kurios mums reikia, kuri iš tikrųjų yra juntama. Ir tai vienas iš tokių gerų, džiaugsmingų dalykų. Bet vis dėlto mūsų rūpesčiai, kaip partijos įtakingiausios, taip turėtų būti, partijos Lietuvoje, turi būti